Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir skleidžia mūsų tapatybę, gyvosios tradicijos ir juose užfiksuoti savitumą nusakantis bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantis ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašytas vertybes, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Daugiau nei 2 šimtmečius Klaipėdos rajone esančio Veiviržėnų miestelio gyvenimo ritmą kasmet pažymi ypatinga diena. Artimiausią Liepos 22 sekmadienį čia vyksta švenčiausios Marijos Magdalenos atlaidai. Lietuvoje žinomos vos 4 bažnyčios, kurios turi šios šventosios titulą, tačiau jos vardo atlaidai taip pat švenčiami ir kitose parapijose, nesiejant jų su tikruoju bažnyčios titulu. Taip vyksta ir gilias katalikiško pamaldumo tradicijas puoselėjančioje Veiviržėnų Švento Apaštalo evangelisto Mato parapijoje. Veiviržėnai yra Klaipėdos rajono žemaitiškoji dalis. Galima laikyti centru, pagrindinė vieta, kur ta tradicija išsilaikiusi ir šie atlaidai iš tikrųjų labai seni. Krikšto metrikų knygos jau 17 amžiuje rodo, kad Magdalenos vardas šiuose kraštuose buvo populiarus, juo buvo krikštijami vaikai. Galima manyti, kad atlaidai jau turėjo būti švenčiami. Paskui jie buvo ir įteisinti. Tai yra tradicija besitęsianti keletą šimtmečių. Teisė švęsti švenčiausios Marijos Magdalenos atlaidos Veiviržėnuose pagal Romos katalikų bažnyčios apeigyną ir vietinės tradicijas suteikta 1785 metais. Iki šių dienų nenutrūkusi atlaidų tradicija didelių iššūkių patyrė sovietmečiu, kuris tikinčiųjų bendruomenės įpročius buvo stipriai pakeitęs. Uždraustos procesijos, jomarkai, žmonės į atlaidus rinkdavosi tyliai, o neretai tik prie bažnyčios šventoriaus, bet prisiminimai išliko, o atgimusi laisvė leido sugrąžinti šventę į miestelio gatves ir žmonių širdis. Jau žmonėms ir įaugė Magdalena, tas žodis Magdalena, jau visi tikriausiai žino ir atvykstantis, čia būdavo kiek žmonių daug pilna. Ar lydavo, ar nelydavo, stovėdavom šventoriui, jeigu pavėluodavom į bažnyčią, netilpdavom. Susitikdavo visi, švęsdavo labai. Pagrindinis buvo giminės susitikimai. Susidūrus su atlaidais, jie labai skiriasi nuo dzūkiškų atlaidų, kadangi kilus iš Dzūkijos, tai pas mus gal tie atlaidai buvo tokie truputį kuklesni, truputį paprastesni, o čia tokie iškilmingesni, prabangesni ir gal sakyčiau, žmonės labai vertina tą tokią bendrystę, draugystę. Tie atlaidai atrodo, kad suvienyje visus ir sukviečia čia, į šitą mažą miestelį. Tas pasiruošimo momentas, tas laukimo momentas, kuris suteikia, tokio, pasakytume, sakralumo, kuris niekada neįvardyjamas kaip toks, bet kiekvieną kartą, kiekvienais metais iki šiol tarsi išgyvenamas. Atlaidams pradedama ruoštis iš anksto. Likus kelioms dienoms iki šventės kruopščiai išvaloma bažnyčia, sutvarkoma šventorius, vietos tikinčiųjų bendruomenė ir keletas kviestinių talkininkų susirenka pinti vainikų. Oklelijėlė baltoji, žydrutėlė geltona, borodėlė raudona. Reikia čia atsinešti mums šakų. Tiesiog smagu prisidėti, būti, dirbti ir susibūrimas, buvimas kartu. Vainikus pynė mano mama visą laiką. Ana diktėteka, džiaugės daug darbo. Mes Rusinų kaime gyvenom ir kiekvienas kaims turėjo nupinti. Tai pirmą kartą irgi buvau kokių 6-7 metų, kad aš mamą dalinau. Mama išmokė, dabar dukra šitą pėną.
Nu taip. Tokį atlaidų pasiruošimą, vainikų pynimą aš prisimenu, kai buvau turbūt kokių 5 metų. Tai, aišku, moterų buvo ten, gal 3 kartus daugiau negu čia mūsų dabar, bet jos ten viską darė. Ir bažnyčią plovė, ir valė, ir vainikus pynė. Mes vaikai buvom surinkti, turėjom mokytis irgi gėlytės berti, tvarkingai išrikiuoti visi. Ir pietai buvo suneštiniai, cepelinus virė, toks įdomus tai prisiminimai. Ąžuolo ir tujų vainikais papuošiamas bažnyčios šventorius, vainikuojama presbiterija ir šoninėme altoriuje esantis Švenčiausios Marijos Magdalenos paveikslas. Čia kiekvienas kampelis yra nuglostomas kiekvienais metais, nes tai yra tokia ir asmeninė kiekvieno ten dalyvaujančio žmogaus atsakomybė, kad tai būtų gerai padaryta. Atlaidų visada laukiam, ruošiamės, nes atvažiavau iš giminės, svečių, namus visur, kad žolė būtų nupjauta, kėjims tvarkings, turėtume ko pavaišinti ir dvasiškai pasiruošęs. Prieš atlaidus ruošiamasi ir šventiniai amatininkų mugiai. Jie organizuoja Veiviržėnuose įsikūręs Klaipėdos rajono amatų centras. Miestelio gyventojus taip pat sukviečiantis į šventinę edukaciją, paukščių, senovinių saldainių ar kitokios atlaidų atributikos gamybą. O Jėzau, kokio jūsų graži tapetėliškai sėjo. Kiekvienas gali kažką pasigaminti, pasidaryti, pristatom kulinarinį paveldą, gali paragauti. Rinkom istoriją iš aplinkinių žmonių, iš tikrųjų anksčiau vykdavo tie kermošiai, mugės ar kaip jie ten jau vadinosi, dabar vadinam kermošium. Tai norėjom kažką atgaivinti, bet aišku, mes neatvešim grūdų, mes neatvešim tų paršelių gyvų ar trešnių, bet mes atvežam kulinarinį paveldą, atvežam vilną, atvežam žolės, atvežam arbatas ir tas kažkiek tai atsveria tą tradiciją. Šventinių mišių kulminacija, iškilminga procesija Veiviržėnų miestelio gatvėmis, suburinti visų amžiaus grupių tikinčiuosius, nuo mažiausių iki vyriausių. Ypatybė tai, kad procesija išeina iš šventoriaus, yra einama centrinėmis miestelio gatvėmis, tarsi tą džiaugsmą, dalyvavimą mišiose išnešant ir į miestelio erdves. Tai irgi parodo, kad bendruomenė tarsi priima šią tradiciją nepriklausomai nuo santykio, to religinio santykio, sakykime, su šia tradicija, bet parodant, kad tai yra ir vietos tapatybės dalis ir ženklas. Mano vaikai dabar labai laukia atlaidų, kad galės apsirengti, pasipuošti, ar tai nešti kokią vėliavą, ar tai gėlės berti, jau tas pasipuošimas, jau būti ta procesijos dalimi. Vaikam, manau, labai smagu. Identitetas, kas aš, iš kur, manau, šitai labai svarbu. Po bažnytinių iškilmių tikintieji renkasi prie istorinio klebonijos pastato. Čia šurmuliuoja prekybininkai, atlaidų dalyvių laukia koncertas bei šventinė programa, prisiminant svarbius miestelio istorijai įvykius, pagerbiant šviesius žmones, pristatant vietos projektus. Toks irgi svarbus pokytis, kuo Veiviržėnų Šventos Marijos Magdalenos atlaidai galbūt skiriasi nuo panašių atlaidų. Čia buvo priimtas sprendimas atskirti vis dėlto miestelio šventę ir atlaidų šventę, atskleidžiant ir tą turtingumą kultūrinio gyvenimo. Ir kita vertus vis dėlto siekiant būtent išryškinti tas katalikiškos tradicijos stiprybę, kad atskiriant tas šventes. Šiandien Švenčiausios Marijos Magdalenos atlaidai Veiviržėnuose vėl išgyvena pakilimą. Tradicija ypač atgijo nuo 2017 metų, kai į Veiviržėnų parapiją atvyko naujai paskirtas klebonas kunigas Vidmantas Gricius. Atlaidai vėl tapo atskira švente, klebono ir bendruomenės pastangomis sugrąžinta procesija miestelio gatvėmis, atgaivinta giedojimo ir pučiamųjų tradicija, jomarkas, o atnaujinta klebonija tapo nauja susitikimų vieta. Tai yra pirmiausia katalikiška parapija, o katalikiškoje parapijoje visais laikais labai svarbus buvo vietos klebono vaidmuo. Kita vertus, lygiai taip pat buvo svarbi ir ta vietos bendruomenė, kiek jį atsiliepia į dvasininko kvietimą dalyvauti, prisidėti prie tų atlaidų. Tai čia irgi prisideda daugybė žmonių. Tai yra ne tik religinė šventė, bet ji visada išeina ir į tą parapijos bendruomenę. Tai turbūt ir padėjo išlikti, nes jeigu
kaip prisiminimuose žmonės irgi mėgsta sakyti, mano seneliai dalyvavo, mano tėvai dalyvavo, tai aš jaučiu pareigą irgi tame dalyvauti, skatinu ir savo vaikus, kviečiu sugrįžti. Tai yra, ir šeimų susibūrimo toks laikas, visi žino, kad tada reikia tiesiog čia grįžti ir čia būti. Veiviržėniškiams atlaidai yra ryškiausia miestelio bendruomenės tradicija, sujungianti religinį ir kultūrinį vietos tradicijų paveldą bei svarbus atskaitos taškas, ženklinantis amžinąsias vertybės. Apie tai liudija ir 2024 metais sukurtas dokumentinis filmas, pasakojantis Švenčiausios Marijos Magdalenos atlaidų Veiviržėnuose istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Kažkaip atrodo, jeigu nenuvažiuosi va į tą šventę, kažkas va širdį ne tas. Tos tradicijos niekur neišnyks, jeigu mes vesime savo vaikus, anūkus. Tai yra mūsų įgimta, tai yra gyvenimas mūsų. Kas jei ne mes? Tai mes patys turim tą tradiciją ir perduoti, ir išlaikyti, ir kitiem dar galbūt ir parodyti, kad čia kažkas dar gyva ir dar likę. Nes jeigu žmonės atsiliepia, jeigu jie mano, kad tai yra svarbu jiem patiem asmeniškai, tai turėtų išlikti.